Breketai ar kapos? Į ką vertėtų atkreipti dėmesį, renkantis tarp šių dviejų sistemų? Tai visų pirma, asmeninė burnos higiena, ji yra kur kas paprastesnė, renkantis ortodontinį gydymą tiesinamosiomis kapomis, nes pacientas gali tiesiog paprastai išsimti kapas, išsivalyti dantis kaip valėsi iki tol ir jas susidėti atgal. Antras niuansas yra estetika, tai gydymas, ortodontinis gydymas bus kur kas mažiau pastebimas, pasirinkus jį atlikti tiesinamosiomis kapomis. Toliau labai svarbu įsivertinti tai, kad pacientas patirs mažiau skausmo tiesinantis tiesinamosiomis kapomis nei breketų sistemomis. Na ir paskutinis, bet tikrai nemažiausiai svarbus, tai yra paciento motyvacija. Gydytojas visada įvertina paciento motyvaciją prieš atliekant gydymą ortodontiniais aparatais, tai yra tiesinamosiomis kapomis, nes tai yra išimamas aparatas. Ir norint pasiekti puikių rezultatų, tiesinamąsias kapas reikėtų nešioti 22 valandas per parą.